Esu architektas Rimas Sanusevičius, projektuoju jau apie 30 metų ir galbūt daugeliui kyla klausimas, kaip aplamai tampama architektu. Turbūt, aišku, nėra recepto, kiekvienas kitaip. Vienų tėvai turbūt menininkai, dailininkai ar architektai, kiti galbūt gražią aplinką aplink save mato. Mano atveju galbūt buvo šiek tiek kitaip, tėvai nebuvo menininkai, bet tėvas buvo darbštus stalius, pats gamindavo avilius, turėjo bites ir, sakykime, net tų avilių darimas, tai jau šiek tiek modeliavimas, šiek tiek panašu į projektavimą, į architektūrą. Ir aš dar mažas būdamas jam stengdavosi padėti ir galbūt tas turėjo įtakos, kad aš jau nuo mokyklos laikų buvau susiorientavęs, kad studijuosiu architektūrą. Per 30 metų suprojektuota įvairios paskirties objektų, daugelis jų tapo žinomais, populiarūs tarp žmonių. Pavyzdžiui, Vilniuje spa, kuris buvo vienas pirmųjų spa, kai dar niekur kitur neturėjom tokių objektų. Viešbutis Druskininkuose, kurį pamėgo net prezidentai, jame buvo ir gerbiamas Brazauskas, Adamkus, Kvasnevskis. Netgi turėjau laimės projektuoti lėktuvų interjerus. Kaip ir kiekviename darbe, taip ir architekto profesijai yra svajonių ir man pasisekė, kad užsakovas užsakė interjero projektą Austrijos senamiestyje. O interjeras buvo absoliučiai moderniam stikliniam pastate, bet jis buvo senamiesčio aplinkoje ir man pavyko savo patirtį įgytą per 17 metų restauravimo institute pademonstruoti Austrijoje. Teko projektuoti ir Ženevoje, Gibraltare, Prahoje, Maskvoje. Tačiau nereikėtų turbūt girtis galimybėmis projektuoti užsienyje. Tiesiog taip susiklostė dėkingos aplinkybės. Turėjau užsakovus, draugus, kurie užsakė fantastinių projektų ir objektų. Vis tik turėčiau pabrėžti, kad yra ką veikti Lietuvoje ir tame tarpe Druskininkuose esu suprojektavęs ir jau realizuota 5 objektai ir kiekvienas iš jų yra savotiškai įdomus. Dabartinės kavinės vietoje lig šiol buvo tik tai keletas kolonų, kurios atliko dekoratyvinę funkciją ir buvo apleista terasa. Ir mes pasiūlėm kavinę padaryti vis tik tai maksimaliai modernę, ryškę, kontrastingą ir ta idėja buvo labai priimtina. Kavinės pagrindinis akcentas turbūt buvusios kolonos, kurios padėjo mum suzonuoti kavinę į keletą erdvių. Dalis stalų stovi ant žaižaruojančių plytelių, dalis stalų ant kilimo prie lango, iš kur galima grožėtis Nemuno vingiu. Kaip ir kiekviename šiuolaikinėme objekte, pagrindinį efektą turbūt sukuria ne spalvos, baldai, medžiagos, bet apšvietimas. Šioje kavinėje tikrai panaudojam daug įvairių apšvietimo variantų, medžiagų. Ir ypač baro zonoje matom panaudotą šviesolaidžiai, barisolio lubose atsispindi kabantys šviestuvai, o lubose, kurias mes vadinam burėmis, netikėtai gavosi efektas dėl to, kad bandėm paslėpti technologinius įrenginius, tai yra vėdinimo vamzdynus ir kitas komunikacijas, ir jas beslepiant atsirado tas burių žaidimas, o jų plyšiuose yra apšvietimas, kuris mums labai pagyvino kavinės tą ritmiką. Užsakovė yra meno mylėtoja, jinai globoja druskininkų dailininkus. Iš tikrųjų, visuose mano projektuotose objektuose visada atsirasdavo erdvės vietos eksponuoti jų darbams. Netgi, kiek žinau, būdavo ir plenerai, kūrybinės stovyklose, o ypač šitoje kavinėje tikrai atsirado daug vietos
druskininkų dailininkų darbams. Kaip ir kiekvienoje kavinėje ir restorane, pagrindinis akcentas dėmesys buvo skirtas baro zonai. Kaip matot, baro užpakalinėje senutėje panaudota tas pats aguonų motyvas. Stiklinėse lentynose įrengti šviesolaidžiai, kurie paryškina tą efektą. Pats baro kontoras, stalviršis, yra lenktas atkartojantis buvusių kolonų lenktą liniją. Jei pažiūrėtume mūsų ruoštą projektą šiai kaviniai ir tai, kas dabar realizuota, pamatytumėm, kad tai kaip du vandens lašai atitinka vienas kitą ir tą lengva buvo pasiekti, kadangi užsakovė pasitikėjo mūsų projektų profesionalumu ir mes turėjom laimę, kad užsakovė nevaržė mus, kaip kartais architektai apeliuoja, kad užsakovas ne visada leidžia parodyti savo fantaziją, savo idėjas. Šiuo atveju mes vieni kitus labai puikiai supratom.